Mėliai mano, pristatau jums elektrinį triratį su stogu, galima sakyti, bet čia ne tik su stogu, čia su visa būda. Krovininį elektrinį triratį, jo maksimali apkrova yra 600 kg. Tai prašom. Tai 6 tokius kaip tu gali stoti. Praktiškai ir daugiau, nes sveria 100 tik tu, o ne aš. Taigi pradėkim nuo kabinos. Kabina atsidaro standartiškai, kaip būna tokiuose kabinose su tokia rankenėlė. Čia iš vidaus atsidaro taip. Kas įdomu, čia šilta visai. Žiūrėkit, kokie kilimėliai. Praktiškai kaip geriausia Mersė, kur būni užsiuvinėta, ne? Taip. Sėdam į vidų, operatorius. Aš užsidarysiu. Aš ką norėčiau atkreipti dėmesį, kad jūs pasiruoštumėt. Jeigu, pavyzdžiui, yra ūgis vat kaip tavo, metras 90. Aš manau, kad tu sėdėsi va taip. Normaliai? Nu, telp. Nu, tu čia nebent kai gandras nori įsitiesti. Ne, nu, bet ta prasme, o matos, kaip viskas gerai, ne? Jo. Nu, tai va, bet jeigu ką biški šiek tiek galima ir prisilenkti. Taigi, ką dar mes turim? Galinio vaizdo veidrodėlį, kuris turi dar net ir apšvietimą lempą. Čia yra ventiliatorius. Jis pučia orą iš lauko. Ir atsidaro čia liukas. Ir atsidaro liukas. Švieselė. Čia kas? Čia atidaryt liuk per šonus. Va, atsidaro liukas. Mes turim, neturim rankinių stabdžių, kai būna kitose triračiuose, čia tik kojinis yra. Kojinis stabdis stovi čia. Taip pat turim rankinį stabdį, aišku. Rankinis stabdys yra. Spidometras. Standartinis, nieko kažko stebuklingo nėra. Važiuoji, rodo greitį, rodo kiek nuvažiuosi, šviesas ir baterijos talpą. Toliau posūkiai yra. Radijos nėra, bet jūs turit galimybę įsidėti savo USB playerį, USB tą ir turėsit muziką kažkokią, tai kuri gros. Aišku, nebus kažko įspūdingo, nes matau tik vienas garsiakalbis pagal mane, bet tikrai bus visai linksmai. Ant rankenų mes turime priekį atgal, čia yra atbulinis, įsijungia iškart kamerą. Matot? Atbulinę kamerą veikia. Čia nusiplėš šitas, atrodo kaip sudaužytas, bet čia plėvelė. Tai atbulinė kamera, kuri tikrai labai patogu yra. Šitas nereguliuoja greičių, bet reguliuoja palėtintojas. Galit lėčiau arba greičiau, bet važiuoja iki 25 km/h. Legaliai. O visą kitą jau jums spręsti. Taip, apšvietimas, šiam 2 voltai, pipsis, žiūrėkit. Kaip fūroj. Pipsis kaip fūroj. Kas čia? Valytuvas. Matot, kaip gražiai valo? Valytuvas. Kas čia? Ir, kas svarbiausia, ateikit. Operatorių. Girdit garsą? Čia yra šildytuvas. Įsivaizduojat, šiais laikais, kai dabar taip šalta lietuvėliai, tai labai yra gerai šildytuvas. Nu ir viskas, tiek tų žinių iš to priekio. Nu kas čia, galinis langas, matosi, ką vežat. Po sėdynę pažiūrim, ar atsidaro kažkas. Atsidaro ar ne? Turėtų atsidaryti. O, daiktadėžė, galit susidėti kažką tai. Visai, sakyčiau, patogiai. Jo ilgis yra bendras 1,60 m. Rašo. Tai čia yra šito 1,60 m. Taip. Ir plotis 1,10 m. Taip. Jo galia yra 1000 vatų, baterijos talpa yra 45 Ah, o pats voltažas yra 60 voltų. Tam, kad jūs galėtumėt įsidėti viską patogiai, čia yra galimybė. Jis turi čia rankenėlės, kurias visas atidarius, jisai atsidaro pilnai. Tiek šitas, jūs galit praktiškai kaip su platforma irgi važiuoti, nebūtinai užsidarė, nes ne visada yra patogu, kai yra atidaryta. Va, ir jūs turit praktiškai platformą. Tai jeigu dar kažką tai vežtis, pavyzdžiui, galima, kur nors ir ilgesnio, kad susidėti. Kas gerai, ką galit, mano akiai darytis viską kaip norit. Nuo vieno galo iki kito jis užsidaro, nereikia kažkaip tai daryti. Pirmą vieną, paskui kitą. Va. Nu ką, ir liko mum, aišku, dar galim galą apžiūrėti. Čia elementariai yra numerio apšvietimas. Čia yra posūkiai, signalas ir atbulinė šviesa. Va, pažiūrėkit, variklis kaip stovi. Ir lingės vadinamos. Matosi akivaizdžiai. Visai neblogai, sakyčiau, viskas sudėliota. Ir funkcija paskutinė, kuri mums reikalinga apžvelgti, yra atvertimas.
Tai atverčia jį amortizatorius prilaiko, nėra jisai kažkoks tai, kad jisai labai, galėtumėt su juo didelį svorį išversti, bet jau reikia rankom išsikelti. Bet sakyčiau, vis tiek nebloga funkcija. Galiniai stabdžiai, čia yra būgniniai ir taip toliau. Ir turit galimybę išsiversti kažką tai, ką turit. Važiuosim ne tik per tuos sniegus, bet bandysim į kalną įvažiuoti. Važiuosim į kalną ir atgal. Ohoho! Kaip su džipu. Da, į džips plentinis čia neužkiltų. Bandom apsisukti. Šiaip sukas gan neblogai. Skaitau, kad visai manevringai. Dabar svarbu, kad nusivažiuoti tvarkingai. Stabdis. Prilaikom stabdį. Labai gerai važiuoja šiaip. Net keista, kad taip gerai, stabiliai važiuoja. Stojam. Ką, mėly sekėjai, šitą ir daug kitų elektrinių triračių, keturačių, krovininių ar mini automobiliukų galite įsigyti mangius.lt arba Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Ir pristatysim, kad ir į namus.